Labadiena, šiandieną noriu pradėti naująją mūsų modulio paskaitų temą. Ir būtent teorinių paskaitų tema bus sprendimų priėmimo esant rizikos ir neapibrėžtumo situacijose modeliai. Tai šiandieną vėlgi turėsime tokią teorinę paskaitą, bendrąją paskaitą, pačios tematikos sprendimų priėmimo esant rizikos ir neapibrėžtumo situacijose modeliai. Šią temą sudarys 4 paskaitos įrašytos video. Taigi pradėkime. Ir kaip ir minėjau, šiandienos tema daugiau bus tokia teorinė, kas čia nutinka, kaip tie sprendimai būna įtakojami, kokių situacijų, kaip mes kartais, mūsų galvos smegenys, kaip mes patys priėmame visiškai netikėtus, skirtingus sprendimus vienokiose ar kitose situacijose, kurios galbūt yra netikėtos, kurios nedažnai pasitaikančios. Ir taip pradedant nagrinėti ir eiti gilyn į pačią tematika, vis dėlto tokį minkštesnę situaciją, minkštesnį klausimą aš norėčiau, kad mes pabandytume atsakyti. Tai pavyzdžiui, kodėl keli asmenys tą patį įvykį prisimena visiškai skirtingai. Ne? Visiškai skirtingai, labai skirtingai, čia visaip mes galėtume galbūt diferencijuoti. Tai pirmiausia, reiktų vėlgi teoriškai apkalbėti tai, kad prisiminimai kažkokių tai situacijų, kažkokių tai dalykų vyksta keliais etapais. Pirminis etapas tai yra prisiminimų susiformavimas, kaip mes užkoduojame tą informaciją, kaip ta informacija patenka į smegenis. Antrasis etapas, kaip mes kaupiame tą informaciją, tai reiškia, kaip ta informacija, nauja informacija yra saugoma atmintyje. Ir trečiasis etapas yra atsiminimai, kaip mes prisimename informaciją. Tai pirmiausia, kaip susiformuoja tie visi mūsų prisiminimai ir tai labai priklauso, kaip kiekvienas mes suvokiame aplinką. Tai yra nuo aplinkos suvokimo visas tas prisiminimo suformavimas ir vyksta. Ir čia labai svarbios yra sensorinės sistemos. Apie jas mes kaip tik kalbėsime sekančiose mūsų paskaitose. Sensorinės sistemos tai yra regimoji informacija, girdimoji informacija, jutiminė informacija, kinestetinė informacija, ar ne? Tai visą tai kaip mūsų galvos smegenys, mes patys tos prisiminimus formuojame dėka, kur dalyvauja šiuose prisiminimuose sensorinės sistemos. Dar labai reiktų atkreipdėmėsi tai, kad labai didelį poveikį prisiminimams turi individualus, skiriamas dėmesys visiškai skirtingiems dalykams. Tai reiškia, kaip mes gebame sutelkti dėmesį į tam tikras detalės. Dėmesio sutelkimas į tam tikras detalės. Pavyzdžiui, vienam tyrime buvo nustatyta, kad, pavyzdžiui, vienos amerikietiško futbolo komandos sirgaliai geriau prisiminė varžovų klaidas nei savo komandos klaidas. Tai reiškia, jiems motyvas, jų tikslas buvo vis dėlto stebėti, sutelkti dėmesį į varžovo klaidas nei savos komandos klaidas. Ne? Ir greičiausiai savos komandos klaidų jie visiškai nepastebėjo. Jų buvo daug, kokios buvo, dėmesys buvo sutelktas ne ten. Kaip skirtingai žmonės saugo informaciją, tai reiktų atminti tai, kad patys pirminiai atsiminimai yra saugomi trumpalaikėje atmintyje. Trumpalaikė atmintis lengvai prieinama, tačiau informacija yra labai greitai užmirštama. Jeigu mes nuolatos naudojame trumpalaikė informacija, trumpalaikės atminties informacija, jinai konsoliduojasi ilgalaikę atmintį. Ir taip mes tuos prisiminimus geriau prisimenam ir prisimenam ilgesnį laiką. Tame konsolidavime mes irgi apie tai kalbėsime savo kitose paskaitose, būtent, kad trumpalaikės atminties informacija pertų ilgalaikę, mums reikalingas hipokampas ir būtinai šitame procese dalyvauja emocijos,
kurios, na, sustiprina arba atvirkščiai susilpnina, na, informacijos atsiminimo dalykus. Dar reiktų pakalbėti apie tai, kad kai kurie žmonės geriau konsoliduoja informaciją ir tai lemia aplinkos vėlgi poveikis. Tai galbūt yra kokybiškesnis miegas, galbūt žmogus dažniau kartoja, nuolatos kartoja tą informaciją, nes, na, turi kažkokią motyvaciją, žino, kur padės tą informaciją. Ne? Na ir konsoliduojant, reiktų atminti, kad miegas yra labai svarbus, kaip įtakojantis būtent geresniems prisiminimams. Ir kuo kokybiškesnis, geresnis miegas, to informacija geriau yra, na, užkoduojama ilgalaikėje atmintyje. Vėlgi, žmonės skirtingai prisimena informaciją ir kodėl ir kaip. Tai čia kai kuriems žmonėms, na, labai sunku yra liktais jie kaip faktą, kaip tos informacijos kažkokį labai konkrečią informaciją labai gerai atsimena, bet kada reikia šitą informaciją susijęti su tam tikrais dalykais. Pavyzdžiui, įvykį susijęti su tam tikrais žmonėmis, objektais, susijęti su tam tikra vieta, ar ne, kad jau ta informacija būtų patalpinta ilgalaikėje atmintyje ir tas pavyksta ne taip sklandžiai, gana galbūt yra sudėtinga tą susijęti, tą skirtingą informaciją, būtent susijęti į pačią bendrą visumą. Kodėl taip yra? Įtakojantis labai daug gali būti faktorių ir vienas iš tokių galbūt ir sveikatos kažkokie tai poveikis, ar ne, galbūt galvos skausmas, mažas miegas, apie kurį mes jau čia kalbėjom, o galbūt stresas, ar ne, galbūt adrenalino kaip hormonų išskirimas, na, labai neigiamą poveikį būtent daro, na, sklandžiam tos informacijos atsiminimui. Vėl dar svarbu atminti tai, kad mes tuos sprendimo priėmimus priėmam tam tikrais irgi išskirtais modeliais, tai gali būti racionalus modelis ir gali būti normatyvinis modelis. Kalbėsime dar ir apie kitų, na, sprendimo priėmimo dinamikos tam tikrus dalykus, kalbėsime apie grupės sprendimo priėmimo irgi tam tikrus aspektus, bet pradėkime nuo to, kad iš tikrųjų sprendimo priėmimo modelis, kaip pavyzdžiui, racionalus sprendimo priėmimo modelis, toks egzistuoja, ir jisai turi kelių žingsnių seką. Tai pirmiausia, problema yra identifikuojama, sugeneruojami alternatyvūs sprendimai, keli, o galbūt tik tai vienas, priklauso nuo tos problemos, ar ne. Tada pasirenkamas sprendimo būdas, na, jisai įgyvendinamas ir, žinoma, yra įvertinimas. Tai jau čia racionalusis, ar ne. Toliau normatyvinis modelis, tai čia būdingi tam sprendimo priėmimui tai, kad iš tikrųjų yra kažkokios tai taisyklės, kažkokie tai kriterijai, ir kuriais remiantis taisyklėmis ar kriterijomis tie sprendimai yra priėmimi. Tai kitaip sakant, čia informacija yra visiškai ribota, jinai tiesiog tiek, kiek turime mes tų kriterijų, tų taisyklių, ar ne, ir būtent jos čia yra naudojamos, na ir pavyko, nepavyko, ne, patenkintas savo tuo rezultatų sprendimu, o galbūt ne. Toliau, žinoma, kaip aš jau ir minėjau, mes turime sprendimo priėmimo dinamiką. Tai reiškia, kad ir kaip mes turime racionalų modelį, mes turime tam tikrus kriterijus ir taisyklės, kaip normatyvinį modelį, bet labai dažnai būna taip, kad tam tikri nenumatyti atvejai ir tas racionalusis modelis lygtais žlunga, ar ne, arba normatyvinis modelis žlunga. Ir čia mes turime ir tą sprendimo priėmimo tobulinimo tam tikrus dalykus, stiliai naudojami, tam tikri įsipareigojimas, galbūt jo didinimas, na ir kūrybiškumas, kaip tą sprendimą aš priėmu, ar ne, kur galbūt sprendimas yra teisingas ar neteisingas, bet, na, tas dinamikas sprendimo priėmimo, kaip jisai buvo priimtas kūrybiniais procesais, yra irgi labai svarbus kaip dedamoji. Na ir, žinoma, grupės sprendimo priėmimai, apie juos mes dar pakalbėsim. Tai vienareikšmiškai, kad, na,
turėtume tam tikrą sprendimo priėmimo stilių, tai žmogus suvokia, kiekvienas žmogus suvokia skirtingai dirgiklius ir pasirenka juos atsakyti. Tai dirgikliai tai yra sensorinės sistemos, apie jas mes kaip tik kalbėsime. Žinoma, tada mes turime orientaciją į vertę, tai reiškia, kiekvienas turi savo lūkestį tam tikroje situacijoje, kiekvienas žmogus. Ir čia atsiranda ta vertės suvokimas, ar ne? Tai kiek to užduotis man, kiek aš čia turiu dėti tų pastangų, ar ne, dėl pažymio, dėl tolimesnio kažkokio karjeros, gal kažkokio siekiamumo. Gal yra kažkokios techninės problemos, kurios man sunkiai yra išsprendžiamos, o galbūt aš aplinka, socialiniai rūpesčiai ir lūkesčiai yra labai dideli ir mano sprendimo priėmimas vėlgi vertė išauga ar kaip tik tai sumažėja. Na ir tolerancija dviprasmiškumui. Tai kaip tai atrodo lentelėje, tai jeigu mes turime užduotis ir techninius klausimus, tai gali būti analitiniu būdu sprendžiama problema, ar ne, kada aš tiesiog tokiu racionaliuoju ir analitiniu sprendimo priėmimu priėmu ir sprendžiu tą problemą. Ar ne? Gali būti tolerancija yra aukšta pakankamai prie analitinio sprendimo, sprendžiant tam tikrus dalykus, nukreipiamoji, kada tolerancija yra žema. Toliau lygiai taip pat žmonių lūkesčiai ir socialiniai lūkesčiai. Čia mes turime konceptualų, kada mes bendrai žiūrime visą visumą, ar ne, o veiksmo, kada sprendžiame labiau tokius asmeninius, individualius kažkokius tai klausimus ir čia tolerancija vėlgi yra žema. Vėl kalbėjau apie tai, kad labai dažnai, kada turime komandinį kažkokį sprendimą, grupės sprendimo priėmimą, ir čia atsiranda, kad turime tam tikrus privalumus ir trūkumus, kada priėmamas toks grupinis sprendimas, ar ne, būtinai ten dalyvauja, turi būti valdymas toksai, kažkas tai turi tapti lyderiu, ir grupė gali dalyvauti priėmant sprendimus, ir čia turbūt klausimas, kada jinai gali dalyvauti. Ir grupės tokie problemos sprendimo būdai. Ir klausimas jums arba koks tas jūsų sprendimo priėmimo stilius yra. Pasirinkite, kuris galbūt atspindi geriausiai jūsų iš tų 4 mano pristatytų, mažiausiai atspindi jūsų stilių. Ir mes čia tas normas turim direktyvinės, analitinės, konceptualią, elgesio normas ir žinoma, kokie yra jūsų sprendimo priėmimo stiliaus privalumai ir trūkumai. Taigi šiandieną mūsų paskaitos tiek. Ačiū, susitiksime sekančiose mūsų paskaitose.